Sveiki žvejai. Šiandien kviečiu jūs susipažinti su Žvejo gidas LT, unikaliu portalu sukurtu žvejams. Šiame video parodysiu pagrindinės svetainės funkcijas, patogias paieškos galimybės ir kaip lengvai rasti viską, ko reikia jūsų kitai žvejybos kelioniai. Tad likit su manimi ir keliaukime kartu per Žvejo gidas LT galimybės. Dabar apžvelgsime pagrindinį puslapį. Puslapio viršuje matote paieškos laukelį. Apie jį plačiau pakalbėsime truputėlį vėliau. Žemiau yra meniu. Meniu rasite žvejybos varžybų kalendorių, žvejybos taisyklės, masalų automatų žemėlapį. Čia galite susirasti, kur yra koks masalų automatas. Jeigu nerandate kažkokio masalų automato, bet žinote, kad jis yra, tai būtinai mums praneškite, mes jį įtrauksime į žemėlapį. Toliau yra ežerų žemėlapis. Čia yra sužymėti visi Lietuvos vandens telkiniai ir galite atsidaryti ir pasižiūrėti. Žymėjimai yra, raudonas žymėjimas reiškia, kad vandens telkinys yra privatus, žalias žymėjimas reiškia, kad vandens telkinys yra valstybinis neišnuomotas ir mėlynas žymėjimas reiškia, kad vandens telkinys yra išnuomotas. Ant žymeklio galite paspausti ir jums atidarys tą vandens telkinį su visu aprašymu. Toliau yra baudos. Čia rasite baudas už neteisėtai sugautas žuvis, už žvejybos taisyklių pažeidimus, už plaukiojimo taisyklių pažeidimus ir taip toliau. Ir yra viena pakankamai nauja funkcija – vandens telkinių įžuvinimai. Pirmame blokelėje rasite įžuvinimus, kurie jau yra įvykę. Galite tiesiog peržiūrėti ir atsidaryti. Ir čia matote, kada vyko. Yra praeities visi žuvinimai suvesti. Ir taip pat yra planuojami įžuvinimai. Tai čia su tikslia data galite pasižiūrėti, kada bus įžuvinimas ir galite nuvykti pasižiūrėti. Laikas gali skirtis, todėl reiktų pasižiūrėti, kas žuvina ir tai yra kas nuomininkas, ir pabandyti susisiekti, pasiaiškinti, kada bus tikslus laikas, kad atvykti ir apžiūrėti, kaip tas vyksta. Taip pat norime paprašyti visų prisidėti prie mūsų projekto, paremdami mus per Contribui platformą. Čia yra, atsidarysit, matysit, yra daug visokių variantų, kaip mus paremti. Tai labai prašom, padėkit mums tobulėti ir paremkit mus bent keliais eurais per mėnesį. Pagrindinė Žvejo gidas LT funkcija yra Lietuvos vandens telkinių duomenų bazė. Čia turime paieškos laukelį, kuriame galime ieškoti vandens telkinio pagal pavadinimą. Tai pradedam rašyti vandens telkinio pavadinimą, bet pradžiai tik tai užtenka šaknį ir iškart jums pasiūlo variantus. Tarkim, avilys. Spaudžiam ieškoti, atsidarom ir taip turim bendrą informaciją, žemėlapį, kokio leidimo reikia, norint važiuoti šitą vandens telkinį. Šiuo atveju čia dar yra informacija papildoma, kad šitas vandens telkinys negali būti išnuomotas ir jam užtenka paprasto žvejo mėgėjo bilieto. Žvejoti užtenka paprasto žvejo mėgėjo bilieto. Toliau turim valčių įsileidimo vietas, čia pažymėta, ir paspaudus ant koordinačių atsidaro žemėlapio programėlę ir galite nunaviguoti iki pat slipo. Toliau yra blokelis apie gidus. Tai taip, šiame vandens telkinyje galime žvejoti su šiais gidais, su Gustu, su Giedrium, su Gediminu. Čia galite pasispausti ir atsidaro to gido aprašymas. Toliau blokelis yra apie variklių tipus, tai yra su kokiais varikliais galima plaukioti šitame vandens telkinyje ir nuo kada. Tai viskas paaiškinta, jeigu žalia, tai reiškia, kad tuo laiku galima plaukioti, nes čia yra mėnesys, sausis, vasaris, kovas, balandis ir taip toliau. Ir eilutės yra pagal variklius, tai yra iki 10 arklių, virš 10, virš 20 ir virš 150. Žemiau dar rasite išimtis, jeigu tam vandens telkinyje galioja kažkokios išimtis, tai čia viskas bus aprašyta. Ir yra standartinės visos išimtis ir taisyklės.
šitame blokelėje, jeigu yra kažkokių papildomų taisyklių, tai va čia bus paminėta apie žvejybą, apie plaukėjimą, čia bus surašyta. Jeigu nėra, vadinasi, galioja standartinės žvejybos taisyklės. Toliau turime funkciją žymėti, kokios žuvys gyvena šitame vandens telkinyje. Tai vat, kai sužymite, atsiranda toks žalias žymeklis, kad ta žuvis čia gyvena. Tai čia mes turim avilį ir čia žvejai yra sužymėję, kad gyvena lydeka, ešerys, lynas, karšis ir taip toliau. Žuvis yra sudėtos visos standartiškai pagal žvejybos taisyklės ir visi kiekiai ir dydžiai surašyti. Jeigu yra kažkokios išimtis, jos būna šičia paminėtos, ten dydis, kiekis, jeigu skiriasi, tai viskas būna surašyta. Toliau yra įžuvinimai. Įžuvinimų galit matyti buvusius įžuvinimus arba jeigu yra numatomas žuvinimas, tai čia atsiranda papildomas mygtukas, kur bus pažymėti būsimi žuvinimai. Toliau standartinis aprašymas iš Wikipedijos ir netoliese esantys ežerai. Taip pat dar būtinai noriu paminėti apie šitą mygtuką, tai yra pranešti apie netikslumus. Jeigu aprašyme ar kažkur tai pastebėjot kažkokią klaidą ar taisyklės, ar kažkur tai, ta prasme, būtinai mums parašykite, ta prasme, nes visko gali būti, gal ir mes kažkokių klaidų padarėm, arba, tai žodžiu, prašom, kad padėtumėt mums tobulinti ir surasti, jeigu kažkur kažkokie netikslumai ir juos ištaisyti. Tai va tiek apie aprašymą. Dabar pašnekėsim apie filtrą. Jeigu jūs nežinot, kur norit žvejot, bet tarkim žinot rajoną, žinot dar kažką tai ir norit pagal tai išsifiltruoti, tai galima išsifiltruoti vandens telkinius pagal plotą, pagal vidutinį gylį, pagal rajoną. Galima pasižymėti šitą varnelę ir jums filtruos tik tai neišnuomotus vandens telkinius. Galim pasižymėti, kad nerodytų privačių vandens telkinių. Taip pat yra funkcija, kad surasti, kur yra valčių nuomos vietos prie ežerų. Tad galim pabandyti paieškoti, tai va turim 11 vietų. Ir galima pasižiūrėti, tarkim, Bebrusai. Taip, čia yra valčių va tas nuomos blokelis, čia yra koordinatės, kurioje vietoj yra ta nuoma, pavadinimas, kontaktai ir trumpai šitos paslaugos, kokios yra teikiamos. Tai va čia valčių su iriklais ir benziniais varikliais nuoma. Kitur dar būna apgyvendinimas ir taip toliau. Tada yra filtras, kaip surasti valčių įsileidimo vietą. Galim pasifiltruoti, galim pagal rajoną pasifiltruoti, tarkim, Elektrėnų rajonas, ieškom, randam, kad yra 2 vietos. Ežere Vievis ir Elektrėnų mariose. Ir ant žemėlapio irgi matom šitos žymeklius. Tai galima atsidaryti ir lygiai taip pat susirasti, kur yra ir kokios tos įsileidimo vietos. Toliau yra filtras pagal variklio galingumą. Tarkim, jūsų variklis yra 25 arklio galios, jūs susidedat šitą filtrą ir pabandot paieškoti, kur galima plaukti. Tai va, tai turim 53 vandens telkinius, čia pažymėti yra 20 ir galima pagal tai susirasti ir pasižiūrėti. Taip, tai va, matom, kad plaukti su 25 arklio galių varikliu galima tik nuo birželio 21. Tai jeigu tai yra anksčiau, tai tada turit bandyti ieškoti kažkokios kitos vietos. Tarkim, Elektrėnų marios. Elektrėnų mariose galima plaukti taip visą plaukimo sezoną. Tai reiškia, jau nuo balandžio 1 galite plaukioti su varikliais, kurių galingumas neviršija 150 arklio galių. Su galingesniais galime plaukioti po birželio 21. Grįžtame į pagrindinį meniu ir čia skiltyje naudinga rasite žvejybą su gidu. Čia yra sąrašas gidų, kurie įtraukti pas mus. Jeigu esate gidas ir norite, kad jūs įtrauktume
į šitą sąrašą, tai būtinai mums parašykite ir mes jūs trauksime. Tad galim trumpai pažiūrėti, kokią informaciją rasti. Tarkim, gidas Gustas Jozelskis, jo visi kontaktai, socialiniai tinklai, laivas, su kuriuo plaukioja, elektronika, kurią naudoja laive ir vandens telkiniai, kuriuose gidauja. Šiandien kiekvieno galite paspausti ir plačiau pasižiūrėti apie tą vandens telkinį. Taip pat gaudoma žuvis ir papildoma informacija. Tai tiek apie funkcionalumą. Dabar norėčiau visiems padėkoti, kas prisidedat ir ateityje prisidėsit prie žvejo gido tobulinimo. Jeigu turit kažkokių pastabų arba pasiūlymų apie funkcionalumą ar kažkokias naujas funkcijas, tai būtinai mums parašykite. Ir taip pat noriu pareklamuoti, turime shop.žvejogidas.lt elektroninę parduotuvę, kurioje prekiaujame įvairią elektroniką laivams ir taip toliau. Pirkdami šioje parduotuvėje jūs palaikote mūsų projektą ir padedate jam išgyventi. Taip pat yra kitų būdų mus palaikyti, galite prisidėti pervesdami 1,2 pajamų mokesčio dalį asociacijai Žvejo gidas arba paremti mus per Contribui platformą. Tai dar kartą ačiū visiems ir iki susimatymo ant vandens.